Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Šis sekmadienis yra Viešpaties kančios sekmadienis. Per šventąsias mišias bus skaitomi ypatingi skaitiniai. Šiemet klausysimės Jėzaus Kristaus kančios ir mirties atpasakojimo pagal evangelistą Matą. Tai yra labai ilgas skaitinys. Bestovint ir besiklausant, turbūt anksčiau ar vėliau truputį suskaus kojas. Apskritai nėra lengva klausytis Kristaus kančios. Girdėsime apie didžiulę neteisybę, kaip Jėzus yra išduodamas. Jį išdavė vienas iš tų, kurie buvo patys artimiausi. Girdime apie skaudžią Jėzaus kančią. Jėzus kentėjo visais jutimais, ant galvos erškėčių vainikas, nugara pūliuojanti pažiūraus nuplakimo, rankos ir kojos pervertos vinių. Jėzus įsakęs po bemiegės nakties, tampimo iš vieno Jeruzalėje buvusio vadovo pas kitą. Išduotas vieno iš mokinių, nubaustas tų, kurias mokė ir gydė, padaręs visiems gerą, gavo atlygį neteisingą, žiaurę, iš pažiūros nereikalingą, nebūtiną, tarsi beprasme mirtimi. Sunku net pabandyti įsivaizduoti, kas dėjosi Jėzaus širdyje. Tad prisiminkime Viešpaties kančią. Žvelgsime į ją. Būtent žvelgsime, nes ką galime pasakyti skausmo akivaizdoje. Jobo knygoje pasakojama apie teisų žmogų, vardu Jobas, kurį ištinka nelaimių virtinė. Jis praranda visą savo turtą, jo vaikai nelaimingai žūva, patį Jobą ištinka ligos. Per kelias akimirkas Jobas praranda viską, ką turėjo. Tomis aplinkybėmis Jobą aplanko 3 draugai. Jie sėdėjo ant žemės su juo 7 dienas ir 7 naktis. Jobui nei vienas netarė nė žodžio, nes jie matė, kad jis labai kenčia. Jie buvo pas jį ir nieko nesakė, tuo būdu palydėdami. Ką galima pasakyti? Kai mums pasiguodžia draugas patyręs skaudžių netekčių ar vargų, nejaugi galima įspręsti ar pašalinti tos kančios priežastis? Dažniausiai galime padaryti tiek, kiek tie 3 draugai Jobo knygoje – išklausyti, tyloje, palydėti. Panašiai ir mes, stovėdami, klausydamėsi Viešpaties kančios atpasakojimo, tyloje lydėsime Jėzų jo kančioje. Tuo būdu, lydėdami jį kančioje, tyliai būsime jam paguoda. Žvelgdami į Viešpaties kančią, vis dėlto atkreipsime dėmesį į tam tikrus dalykus. Viešpaties kančia mums paliko svarbias pamokas. Yra vienas pasakojimas apie 2 teologus, vienus iš garsiausių visų laikų teologų – šventąjį Bonaventūrą ir šventą Tomą Akvinietį. Bonaventūra jau buvo labai žinomas dėstė teologiją Paryžiuje, jo darbai sužavėjo daugelį žmonių. Šventasis Tomas vieną dieną nuėjo pas jį ir paprašė parodyti, kuriose knygose semasi įkvėpimo. Tada Bonaventūra, nusivedęs jį į savo mažą kambarėlį, ant stalo parodė jam keletą labai paprastų, visiems žinomų ir prieinamų knygų. Tačiau Tomas leido jam suprasti, kad nori pamatyti kitas knygas, iš kurių Bonaventūra sužinojo tiek daug nuostabių, naujų, negirdėtų dalykų. Tada šventasis parodė jam vieną kambario kampelį, kuriame nieko nebuvo išskyrus vieną kryžių. Tėve, tarė jis, čia yra visos kitos mano knygos. Štai pagrindinė, iš kurios ėmiausi visko, ko mokau. Klupodamas prie šio kryžiaus ir prašydamas tą, kurio atvaizdas čia pavaizduotas, tai yra prašydamas Jėzų, įsklaidyti mano abejones, bei dalyvaudamas šventosiose mišiose, padariau didesnę pažangą moksle ir laimėjau daugiau dvasinėje kovoje, nei skaitydamas bet kokias knygas. Išties, šventieji daug ko išmoko iš nukryžiuotojo. Tad kogi šventieji išmoko žvelgdami į Kristaus kryžių ir kančią? Paminėkime porą dalykų. Jie pažino Dievą ir pažino save pačius.
Visų pirma, šventieji pažino atleidžiančią Dievo meilę. Kaip rašė vienas šventasis apmastydamas viešpatės kančią, žmonės viešpačiui buvo labai nedėkingi. Tam, kuris yra geriausias, atsilyginame pačiu blogiausiu. Jis atėjo išgelbėti pasaulio, o savieji jo įsigynė prieš Pilotą. Jis mums nurodė gėrio kelią, o jie tempia jį Kalvarijos link. Jis parodė pavyzdį visame kame, o jie pasirenka vagį ir žmogžudį. Jis gimė, kad atleistų, o jie pasmerkė jį, be kaltės, mirčiai. Jis atėjo taikos takais, o jie paskelbė jam karą. Jis buvo šviesa, o jie atiduoda jį tamsybių siautėjimui. Jis atnešė meilę, o jie atsimoka jam neapykantą. Jis atėjo karaliauti, o jie vainikuoja jį erškėčiais. Jis tapo vergu, kad mus išvaduotų iš nuodėmės, o jie prikala jį prie kryžiaus. Jis priėmė kūną, kad duotų mums gyvybę, o mes atsilyginame ją mirtimi. Apmąstymas iš vieno kryžiaus kelio. Tokioje padėtyje mes greičiausiai būtume kupini nusivylimo, pykčio dėl tokios didelės neteisybės. Ir nebe pagrindo niekas nenori kentėti. Vis dėlto, kančioje visi Jėzaus gestai yra iš gailestingumo ir atjautos kupinos meilės. Skaitydami Evangeliją pagal Matą matysime, kad Jėzus tyli. Jis girdi kaltinimus, jo galva yra sužeidžiama erškėčiais, Jėzus yra spjaudamas, nuplakamas, iš jo tyčiojamasi, jį priverčia panešėti kryžių, atima jo drabužius ir dalinasi mesdami burtus jo akivaizdoje, jam kenčiant. O Jėzus vis tyli. Jėzaus tyla primena Izajo pranašystę apie kenčiantį tarną. Nors ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso, burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė žodžio. Jėzus tyli ir ta jo tyla yra kupina maldos. Paskutiniai Jėzaus žodžiai, jo gyvenimo žodžiai yra malda. Jėzaus šauksmas Dievui, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Visą tą laiką, kol tylėjo, Jėzus meldėsi. Evangelistas Lukas aprašo Jėzaus maldą tomis sunkiomis jo tylos akimirkomis. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tai Jėzus ištaria kalamas prie kryžiaus. Tai rodo jo jausmus tomis akimirkomis. Jėzus tyli, melsdamas atleidimo savo skriaudėjams. Žvelgti į kryžių teikia pasitikėjimą Dievo gailestingumu. Mūsų dienomis vienas vyras, kuris po daugelio metų priėjo išpažinties, liudijo, kas jį paskatino tai padaryti. Pasirodo, jis užsuko į vieną bažnyčią tiesiog iš smalsumo, norėdamas apsižvalgyti, kaip dažnai žmonės užsuka, pavyzdžiui, iš Šventojo Kryžiaus bažnyčią Vilniuje. Tas vyras tiesiog niekur neskubėdamas ėjo pro šalį. Ėjęs į vidų ir apžiūrinėdamas įvairius bažnyčios kampus, jis sustojo ties paveikslu esančiu netoli klausyklos, ties sopulingosios mergelės paveikslu, kurie apsigaubus juodu apsiaustu ir kiek nusiminusi veidu, meldėsi sudėjusi rankas. Tas vyras, matydamas, kad mergelė taip liūdi, yra tokia nuleidusi akis, suprato, jog mergelė verkia dėl jo nuodėmių. Jis pasijuto labai nuodėmingas. Jam buvo skaudu skaudinti mergelę. Jis neapsikentė ir nuėjo išpažinties, kur jo laukia Kristus. Lygiai taip pat viešpats laukia išpažintyje kiekvieno iš mūsų, norėdamas atleisti. Pagaliau kryžius moko apie mus pačius. Šventieji, kad ir kaip neįprastai skambėtų, suprato, džiaugsmo šaknis yra kryžiaus formos. Negalime rasti tikro džiaugsmo, jeigu nepriimame kryžiaus. Žinoma, niekam nepatinka matyti, kaip žmonės kenčia. Turime pareigą daryti, ką galime, kad palengvintume kitų nelaimės. Vis dėlto tas, kuris deda visas pastangas vien tik išvengti kančios, patirs karčią nesėkmę, jaus tik dar didesnį kartėlį. Kartą vyko viena diskusija apie eutanaziją. Buvo įsakomi įvairūs argumentai ir staiga viena iš dalyvių pasakė: aš tiesiog negaliu matyti, kaip žmonės kenčia. Labai įdomu įsiklausyti, kaip tą pasakė ši dalyvė.
Aš negaliu matyti. Tarsi problema yra ne kito žmogaus kančia, o jausmai, kurios man sukelia žvilgsnis į kančią. Į tai, kad man sunku ištverti kito kančios akivaizdoje. Padeda suprasti, kad kol gyvename žemėje ir nepasiekime būsimojo laiko pilnatvės, nėra visavertės meilės, be pasiaukojimo, be kančios. Priimti padėtį tokią, kokia yra, tiek, padėti kiek įmanoma padėti kitiems, pataisyti kiek tik įmanoma pataisyti tą padėtį, bet priimti. Tai teikia daug ramybės. Tai yra galbūt net kiek psichologinis dalykas. Jūsų supratau, visi mūsų protėviai, visi vyresni žmonės, dar iki to laiko, kai psichologija tapo tokia madinga. Kartą, būnant ligoninėje, teko gulėti palatoje su kitu ligoniu, gana sunkiu ligoniu. Viena slaugytoja, kuri mums daug padėjo tomis dienomis, paprasta ir išmintinga moteris pasakė, jeigu atėjo liga, tai tenka gyventi su liga. Tai yra gilios išminties kupini žodžiai. Galbūt daugelis paprastų žmonių tai suprato, būtent žvelgdami į Kristaus kančią, girdėdami ir skaitydami Evangelijas ir žvelgdami į nukryžiuotąjį savo namuose. Priimti savo sunkumus, tuo pačiu suprasti, kad niekada nesame vieni. Jėzus pats norėjo nueiti kančios kelią, tuo būdu jis ir mus lydi mūsų sunkumuose. Tokių progų palydėti, priimti sunkumus netrūksta ir mums. Kalbame apie visiškai paprastus dalykus. Ištverti darbe, net ir praėjus pirmajam entuziazmui, pakelti nuovargį, priimti pažįstamus smulkius artimųjų trūkumus. Tai gali pareikalauti pastangų. Bet dovanos daug ramybės man pačiam, mano šeimai, mano draugams. Šventieji pataria. Kaip krikščionis visuomet arti turėtum laikyti nukryžiuotąjį, pasistatyti jį ant savo darbo stalo ir bučiuoti jį prieš gulant poilsio ar pabudus. Ir kai tavo varganas kūnas sukyla prieš sielą, irgi bučiuok jį. Visada laikyti prie savęs nukryžiuotąjį padės prisiminti Kristaus kančią ir priimti viską, kas nutinka, kaip iš Dievo rankos. Šventieji liudija. Viešpatie, tu padėjai man suprasti, kad turėti kryžių tai atrasti laimę, džiaugsmą. O ta priežastis, tai suprantu aiškiau nei bet kada, yra tokia. Turėti kryžių reiškia susitapatinti su Kristumi. Tai reiškia būti Kristumi. Dėl to paties būti Dievo vaiku. Melskimės, kad Dievo motina Marija padėtų žvelgti į Kristų, atrasti progas jį lydėti ir taip labiau susitapatinti su juo, priimant paprastus kasdienius sunkumus. Lydėdami Kristų jo kančioje, su juo atrasime ir prisikėlimo džiaugsmą.